Vladimiras Putinas paragino rusus kovoti iki pergalės ir bet kokią kainą užimti visą Donbasą. Uždaro susitikimo su oligarchais metu, kuris įvyko kovo 26 dieną po Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos suvažiavimo, Vladimiras Putinas paskelbė tęsiantis karą prieš Ukrainą ir pasiūlė stambiam verslui savanoriškai prisidėti prie karo biudžeto. Putinas iš esmės paragino oligarchus finansuoti karą, kad galėtų toliau siųsti rusų Ivanus kovoti. Kas įdomu, dalis oligarchų sutiko mokėti Putinui už karo tęsimą, o pačių rusų Ivanų, žinoma, niekas nieko neklausė. Putinas teigia, kad stambiam verslui nereikia pasiduoti pagundai išleisti dėl kainų augimo gautas papildomas eksporto pajamas. Из-за войны на Ближнем Востоке. Putinas paragino šiuos pinigus žinoma skirti karui, kas tik įrodo, kad kol šis plikagalvis maniakas nemirs, karas dėja nesibaigs. Aš Aleksejus Pečijus. Aptarkime šią temą kartu, o prieš pradėdami kviečiu palaikyti šį YouTube kanalą. Paspauskite patinka, prenumeruokite ar tapkite rėmėjų. Nuorodas ir rekvizitai pateikti vaizdo prašyme. Dėkoju už smalsumą. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiy News, nuoroda aprašyme. Taigi Vladimiras Putinas paragino rusus kovoti tol, kol nesibaigs rusų Ivanai, arba kol šalis nesugrius dėl ekonominio žlugimo. Leidinys Vebel skelbia, kad kovo 26 dieną po Rusijos pramonininkų ir verslininkų sąjungos suvažiavimo uždarame susitikime su oligarchais Vladimiras Putinas išsakė savo ketinimus tęsti karą prieš Ukrainą ir pasiūlė stambiam verslui savanoriškai prisidėti prie karinio biudžeto. Na, kaip pasiūlė? Pareikalavo iš oligarchų duoti jam dar pinigų iš savo kišenių kruvinoms skerdynėms prieš Ukrainą. Leidinio šaltiniai pranešė, kad Putinas su krauju pasrūvusiomis akimis, tikras maniakas, pareiškė siųsiantis rusus mirti į Ukrainą, kol neužims viso Donbaso. Ir jam nusispjauti, kiek dar tų rusų gėdingai žus Ukrainoje. Kai kurie verslininkai iškart sureagavo į prašymą susitikime, rašo leidinys. Žinote, aš prisimenu, buvo toks pasakymas karo pradžioje, kad tai Putino karas. Ne, tai rusų karas, visų absoliučiai rusų. Visi rusai visiškai atsakingi už šį neišprovokuotą kruviną karą. Nereikia apsimetinėti, kad jūs čia niekuo dėti. Na, pavyzdžiui, Suleimanas Kerimovas pažada skirti 100 milijardų rublių karo tęsimui. Leidinio teigimu iniciatyvą palaikė dar vienas didelis verslininkas dalyvavęs susitikime. Savo įnašo sumos jis neatskleidė, bet yra pasiruošęs mokėti. Sako, štai tuos eilinius rusus, tą runkelių masę siūskite, tegul jie toliau miršta šiame kare. Na, koks skirtumas, mes duosime pinigų. Pašnekovas teigia, kad idėja pakratyti verslą sunkiu metu priklauso Rosneft vadovui Igoriui Sečinui. Išvakarėse šią poziciją laiške Putinui išdėstė, siūlydamas išleisti karo obligacijas kaip lėšų pritraukimo būdą. Tai dar vienas įrodymas, kad ekonomika braška per siūles. Raginimas oligarchams nuskambėjo rekordinio biudžeto deficito ir sparčiai augančių karo išlaidų fone. Gaidaro instituto duomenimis 2026 metų pabaigoje biudžeto deficitas gali būti dvigubai didesnis nei finansų ministerijos planuoti 3,8 trilijonai rublių. Iždo pajamos bus 3 triljonosis mažesnės nei planuota, 40 triljonosis, o išlaidos priešingai padidės maždaug 1 triljonos. Tuo tarpu jau vasario pabaigoje biudžeto skylė pasiekė 3,2 trilijonų rublių ir beveik prilygo metiniam planui. Remiantis Vokietijos federalinės žvalgybos tarnybos duomenimis, iš tikrųjų, Rusijos federalinio biudžeto deficitas 2025 metus buvo 8 trilijonų rublių, nors oficialiai teikta 5,6 trilijonų, tačiau tikroji suma didesnė. Maskva bando nuslėpti skaudžius nuostolius grąžindama skaičius, tuo metu kai beveik visi ekonomikos sektoriai rodo nuosmukį. Tuo pačiu metu karinės išlaidos išlieka pagrindinė išlaidų dalimi. 2026 metais nacionaliniai gynybai, nors neaišku nuo ko apskritai Rusija ginasi, numatyta beveik 13 trilijonų rublių. Tai beveik 30% visų biudžeto išlaidų, kas prilygsta 250 milijardų rublių per savaitę. Ši suma viršija 62 Rusijos federacijos subjektų metinius biudžetus. Kartu su jėgos struktūrų išlaidomis išlaidos siekia 17 trilijonų rublių.
biudžeto dalis. Tai yra šitos eilinių rusų problemos, visiems nusispjauti į jas. Dieve, kiek tų Ivanovų rusų. Vienu daugiau ar mažiau nesvarbu. Kaip rašo rusų ekonomistai, nuo metų pradžios praėjo tik 2 mėnesiai, o biudžetas jau suplėšytas į gabalus. Dėl didelių karinių išlaidų mažės finansavimas stagnuojančiai civiliniai ekonomikai. Putino tai nestabdo, nes jam dar ir Donaldas Trumpas padarė dovaną. Rusų maniakas Vladimiras Putinas pareiškė, kad dideliam verslui neverta išleisti papildomų eksporto pajamų atsiradusių dėl žaliavų kainų augimo dėl karo artimuosiuose rytuose. Putinas teigia, kad viršpelnis turi būti skiriamas karui. O ką dar galėjo pasakyti šis maniakas? Toliau Putino citata. Dabar, kai kyla mūsų tradicinio eksporto kainos, bet ir rinkas krečia karštinė, gali atsirasti pagunda pasinaudoti situaciją, gauti konjunktūrinės pajamas ir, kaip sakoma, jas išleisti. Skirti dividendams arba, kalbant apie valstybę, išpūsti biudžeto išlaidas ir biudžeto sąnaudas. Turime išlaikyti protingumą ir nuosaikų konservatyvumą įmonių ir valstybės finansuose. Putinas sako, dabar uždirbsime iš naftos. Ačiū Trumpui. Bet eiliniai apsileidę rusai šių pinigų vis tiek nematys. Jie skirti karui, ne maistui. Jūs nusprendėte gyventi prabangiai? Jokių būdų. Ivanas Rusas, žinok savo vietą. Karas Irane, kuris apskritai pakėlė naftos kainas, praėjusią savaitę Rusijai atnešė rekordinės pajamas iš naftos eksporto nuo 2022 metų balandžio. Rusijos federacijos ekonomika uždirbo beveik 2,5 milijardo dolerių. Tai yra 120% daugiau nei savaitė iki JAV ir Izraelio smūgių pradžios. Putinas sugalvojo dar vieną būdą pasipelnyti iš rusų. Vyriausybė neatmeta galimybės įvesti viršpelno mokestį kai kuriuose sektoriuose. Esą, jei kokia nors įmonė uždirba daugiau dėl šios krizės artimuosiuose rytuose, reikia iš jos atimti dalį pelno. Pinigus atimti ir nukreipti karui. Rusijos valdžia jau 2023 metais įvedė viršpelnių mokestį, kai dėl karo prieš Ukrainą šoktelėjo žaliavų kainos. Tada kasybos ir metalurgijos įmonės sumokėjo iš viso apie 300 milijardų rublių. Dėl Donaldo Trumpo karo artimuosiuose rytuose Rusija gali uždirbti ne tik iš naftos ir dujų, bet ir iš trąšų. Rusijos gamintojai kontroliuoja 23% pasaulinės amoniako trąšų pasiūlos, 14% pasaulinės karbamido rinkos ir beveik 40% kalio trąšų rinkos. Kartu su Baltarusija, iš kurios sankcijos buvo panaikintos. Trampas panaikino sankcijas Belarus kaliai, tad gali būti, kad rusiškas kalis bus parduodamas su baltarusišku prekės ženklu. Reikia suprasti, kad po to, kai buvo uždarytas Ormuzo sąsiauris, trąšų kainos taip pat šoktelėjo. Todėl galima drąsiai teigti, kad Rusija yra viena iš pagrindinių naudos gavėjų iš karo artimuosiuose rytuose, kaip didelė žaliavų gamintoja. Ir tai tik dar labiau paskatino Putino apetitą tęsti karą prieš Ukrainą. Padėsiu daugtaškį. Nuomonę rašykite komentaruose, prenumeruokite kanalą, spauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Jei norite paremti šio YouTube kanalo veiklą, galite tai padaryti per bet kokią auką, mokamą prenumeratą ar rėmimą YouTube. Taip pat per PayPal platformą ar kriptovaliutų pinigines. Visi rekvizitai pateikti. Visos nuorodos pateiktos vaizdo įrašo aprašyme. Dėkoju už jūsų paramą. Prenumeruokite mano Telegram kanalą Pečiai News, nuorodą aprašyme. Saugokite save, viso gero visiems.